Sveiki lietuvaičiai, kaip sekasi, mano vardas Renata ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie Emiratų aeroliniją. Labai nemažai žmonių manęs klausė šių klausimų, tai pagalvojau, kodėlgi ne. Kadangi aš turiu pačius pagrindinius klausimus susirašiusi, man atrodo 4 ar 5, tik tais 5 klausimus. Ir taip pat norėčiau tuo pačiu metu pasakyti, kad kokių klausimų turite, būtinai pasakykite man apačioje šio kanalo klausimų sekcijoje, kadangi aš būtinai juos atsakysiu. Aš noriu daryti tokias Emiratų aerolinijos serijas, į kurias atsakysiu jūsų klausimus, kadangi tikrai daug žmonių klausinėjų, tai aš papasakosiu daugiau. Šiandieną noriu pakalbėti apie tuos klausimus, kurie buvo dažniausiai klausiami. Ir, ilgai nekalbėsiu, pradedame. Pirmas klausimas labai dažnai išklausinėja ir lietuvių, ir nelietuvių, kaip aš sugalvojau įsidarbinti šiame darbe. Dabar gyvenu Honkonge, tai aš nedirbu aerolinijose, Emiratų aerolinijose, aš dirbu Emiratų aerolinijose beveik 4 metus. Tai kaip aš sugalvoju? Žinokit, pasakysiu teisybę, mano vyras mano tuomet metu, jisai mano tik tais draugas buvo, mes buvom buvom susituokę, aš meluoju. Jisai pirmą kartą man paminėjo apie Emiratų aeroliniją, sako, tau turbūt labai tiktų šis tas darbas, kadangi aš dirbau, kaip Dubajų gyvenau, dirbau menedžerė. Menedžerė United Colors of Benetone, turbūt žinote. Ir Benetonas turi taip pat tokią firmą, kuri vadinasi Sisley. Tai aš dirbau Sisley, buvau menedžerė tenais. Ir man patiko tas darbas, tik tais aš tokia, kaip sakoma, judresnių būdų ir labai norėjau pamatyti pasaulį, norėjau pasižiūrėti, kaip kitos šalys gyvena. Žinoma, girdėjus apie Emiratų aerolinijas buvau ir tikrai labai nuostabus darbas ir man atrodo labai daug panelių norėtų tą darbą dirbti, atrodo toksai nelabai prieinamas kiekvienam ir žinoma gyvenant tokioje egzotiškoje šalyje kaip Dubajai ir tikrai man kaip svajonė, aš esu iš Prienų, originaliai, gyvenau Prienuose, gimiau Birštone, užaugau Prienuose ir žinoma, iš mažo miestelių persikraustyti į tokią didelę nuostabią šalį, apie kurią labai daug žmonių kalba ir tikrai aš sakyčiau, wow, pas mane buvo toks didelis įspūdis. Ir mano vyras sako, kodėl nepabandai įsidarbinti į stiuardesę, kadangi tikrai matau, kad aš turiu labai daug energijos ir kantrybės nemažai turiu. Ir mėgstu žmonės, tikrai bendraut patinka, žinoma, aplankyti visas šalis. Esu jauna, buvau nevedus, dabar mes esame susituokę. Ir tikrai kažkaip labai įdomiai, tai atsakau klausimą, mano vyras man pasiūlė, sako, kodėlgi ne, pabandyk. Antras klausimas labai dažnai yra, ar sunku praeiti atranką ir koks patarimas tiems, kurie nori tą atranką praeiti? Pirmas dalykas, ar yra sunku? Žinokit, galiu pasakyti teisybę, nėra sunku, nėra lengva, žiūrint kaip jūs esate. Ir kartais čia yra tik tais sėkmė, atrodo, net nežinai, dėl ko tavęs nepriima, net nežinai, ką tu padarai ir ką pasakė. Atrodo, viskas idealiai praėjo ir po to pasako, kad atsiprašau, gal kitą kartą. Tai tikrai kažkaip net nežinai dėl ko. Aš galiu teisybę pasakyti. Mano pavyzdžiui būtų, mano patarimas visiems, kurie norėtų įsidarbinti stiuardesę arba stiuardesų. Nežinau kokiom aerolinijom, bet aš Emiratų aerolinijom kaip dirbau, būti savimi. Yra sunkiausia būti savimi, kada jūs labai nervuojatės, kadangi atrodo nervai ir tas stresas ir nežinai ką pasakyti, pradedi truputėlį prakaituoti, kartais nusišneki, atrodo save grauži po to, atrodo paraudonuoja atsistojus prie tų žmonių. Atrodo, žmonės iš tavęs juoksis, jeigu kažką kvailų pasakysi. Aš noriu iš karto jums pasakyti teisybę. Įkvėpkite labai giliai, iškvėpkite. Yra labai svarbu bandyti nusiraminti. Ir antras dalykas, yra labai svarbu pasakyti atrankos žmogui, kuris jūs renka, arba nežinau, kiek žmonių bus. Pavyzdžiui, Emiratų aerolinijoje buvo viena panelė su manimi, kuri kalbėjau. Aš iš karto jai pasakiau. Sakau, atsiprašau, bet aš tikrai labai nervuojuosi, tai jeigu
grybų pripjausiu, nesakiau, kad grybų pripjausiu, bet jeigu truputėlį ne į pievą, ne į tą pasakysiu kažką, atsiprašau iš karto, tikrai nervuojuosi, kadangi labai šitas darbas man mielas būtų prie širdies. Yra labai svarbu pasakyti teisybę, kaip jūs jaučiatės. Yra svarbu būti savimi. Įsivaizduokite, ko jie ieško. Jie ieško tokių žmonių, kurie gali būti kurie yra ištvermingi, kurie yra draugiški. Yra labai svarbu, kadangi įsivaizduojate, jeigu skrendate iš Dubajaus į New Yorką arba į Los Andželą 16 valandų. Įsivaizduokite 16 valandų pavargę. Tas oras toksai tikrai kartais ir ta atmosfera tokia būna, tokia sugniuždyta, atrodo susinervuoja. Kartais būna, kad keleiviai labai sunervuoja, kartais būna, kad žmonės, su kuriais jūs dirbate, labai sunervuoja, kartais būna, kad menedžeriai, ne menedžeriai, bet seniors, kaip sakoma, seniorai irgi labai sunervuoja. Būna, kad tikrai yra labai sunku. Aš atsimenu, tikrai kartais būdavo net noris verkti. Jie ieško tokių žmonių, kurie būtų nuoširdūs, bet tuo pačiu metu, kaip sakoma, ištvermingi, bet kokiuose gyvenimo situacijose. Jiems yra svarbu, kad jūs būtumėte stiprus arba stipri. Jiems taip pat yra svarbu, kad jūs šypsotumėtės, netgi jeigu nenorit šypsotis. Prisiminkite vieną dalyką, jie tuos, kaip sakoma, jie tas atrankas turi. Kiekvieną dieną beveik. Kituose miestuose jie skraido į kitokias šalis. Jie mato tos žmonės, kurie jiems meluoja. Mato tos žmonės, kurie bando labai suvaidinti. Yra labai normalus dalykas, nes mes bandome įtikti, kadangi mes taip norime tų darbų, tai atrodo, bet ką pasakytum, kad tik tais tą darbą gautum. Yra labai svarbu būti savimi. Yra labai svarbu pasakyti, kas atrankoje yra, kad jūs truputėlį nervuojatės. Atsiprašykite, jeigu atrodo, kad ne taip kažką pasakysite. Per daug nebandykite įtikti, per daug nereikia šypsotis, per daug nereikia būti draugiškai, per daug nereikia būti taip laimingai ir aš jūs myliu. Būti reikia normaliai, nes jie tas atrankas, kaip ir minėjau, daro kiekvieną dieną. Jie mato tuos žmonės, kurie bando suvaidinti. Tai mano tikrai būtų bet kam patarimas. Būkite savimi. Bandykite gal pamedituoti prieš einant į tas atrankas. Nusišypsokite. Bandykite atsipalaiduoti. Kalbėkite su aplinkiniais, kurie taip pat atėjo į atrankas, kadangi jie tą pastebi. Jie žiūri, kaip jūs bendraujate su kitais. Ar jūs esate draugiškas arba draugiška, arba ar jūs maloniai kalbate, ar jūs šypsotės, ar nuoširdžiai bendraujate. Ar egzaminai buvo sunkus? Galiu pasakyti, nebuvo labai sunku, bet nebuvo ir labai lengva. Mokintis reikia labai daug, labai intensyvūs kursai, labai daug išmokti reikia. Per 6 savaitės, skaitykime, aš numečiau beveik 9 kilogramus, beveik 10, žinokit, kilogramų, kadangi labai nervavausi. Kiekvienas yra skirtingas, kiekvieno, kaip sakoma, atmintis yra skirtinga. Man buvo sunku, kadangi aš mokinausi labai senai, kai buvau mokykloje tik tais, tai aš tikrai neprisimenu labai daug, kaip mokintis ir kiekvieno mokymosi technika yra kitokia. Aš tos savo mokinimosi technikos visiškai esu nelavinus šitiek metų, kadangi iš karto ėjau pradėti darbą po mokyklos. Tai aš neėjau į jokius universitetus arba į jokius koledžius, neturiu jokios, kaip sakoma, išsilavinimų, bet aš tuo visiškai ir nepergyvenu. Gyvenime padarysi taip, kaip norėsi, o man atrodo, kitą dieną apie tai pakalbėsiu. Ir galiu pasakyti, nėra buvo lengva, per 6 savaitės yra labai intensyvūs kursai, labai daug mokintis, labai daug krūvio uždeda, bet galima tuo, galiu pasakyti, labai daug žmonių beveik visi tuos egzaminus išmoko, egzaminus praėjo ir kurie nepraėjo, duoda, kaip sakoma, tų šansų ir jūs praeisite tuos egzaminus, viskas bus gerai. Nėra sunku, nėra lengva, bet įmanoma, tik tiek, kad labai daug krūvių yra per tas 6 savaitės, kaip ir minėjau, labai daug reikia, jūs tikrai laisvų dienų daug neturit, nuo pirmadienio iki penktadienio tam universitete, kaip sakoma, koledže, training college ir viskas, ir 2 dienas laisvos ir jūs pradedat, man atrodo, nuo 8 ryto
ir baigėsi 4 valandą dienos. Po to turiu 4 klausimą. 4 klausimas, kiek laisvų dienų per mėnesį? Labai dažnai mane šių klausimų klausia. Galiu pasakyti, kad legalios dienos turėtų būti 8. Būna žinoma daugiau, būna mažiau. Bet dabar paskutiniu metu, sakė, labai daug dirba, bet žinoma, kadangi Emiratų oro linijos pasidarė didesnis ir pirko daugiau lėktuvų, tai žinoma ir daugiau žmonių įdarbino ir daugiau skrydžių yra ir tikrai didėja tos Emiratų oro linijos, kai kurie patenkinti tuo, kai kurie ne. Tai jeigu kalbant apie laisvalaikį, 8 dienos. Ir žinoma, būdavo daugiau, kaip aš tik tai atsikrausčius, kai pradėjau dirbti su Emiratų oro linijom, mes su vyru iš Dubajaus skrisdavom į Tailandą. 6 valandos iš Dubajų į Tailandą, bet kadangi man duodavo 5 dienas laisvas, 6 dienas laisvas, vienam, kaip sakoma, į vieną vietą sudėtos, žinot, nėra visai tokių pertraukų, tai tikrai gali išskris kažkur, gali patostogauti, jeigu nori. Tai būdavo pirmais metais, o po to truputėlį jau, kaip sakoma, išdraikyta tos laisvos dienos būdavo, jos visuomet būna skirtingai. Tvarkaraštis niekuomet nėra vienodas. Kiekvieną kartą mes gauname tvarkaraštį 22 arba 26 dieną gale mėnesio. Tai mes visuomet atsidarom tą tvarkaraštį, atrodo, kad kalėdos būtų, nes mes visuomet žiūrime, oho, kur skrendame šiandien. Tailandą 1 mėnesį, taip pat skridau į Angliją, po to, kur aš skridau į Prancūziją, po to skridau į Portugaliją, po to skridome man atrodo, į Madridą. Tikrai nemažai ir tikrai labai įdomu, geras darbas, man labai patiko. Aš tikrai patarčiau, jeigu turite galimybių, būtinai įsidarbinkite. Bet nebūkite kaip yra labai daug žmonių, kurie pradeda keikti po to, pradeda verkti, pradeda tingėti, pradeda šnekėti. Gyvenimas yra toks, kai pasiklausi, taip ir įsimiegosi. Jeigu labai esate žmogus, kuris priekaištauja labai daug ir labai klauso kitų žmonių nuomonės, būkite geri, nepradėkite dirbti Emiratų oro linijose, kadangi tenais yra labai daug žmonių, kurie neigiamai galvoja, neigiamai apkalba aerolinijas, neigiamai apkalba kitus ir yra tikrai toksai, kaip sakoma, gyveni kaip tokiam kaip pelė ant ratų ir atrodo, kad prošvaišių nėra kur pabėgti. Aš tikrai labai džiaugiausi tuo darbu, labai dėkojau Dievui, kad man davė tokią galimybę, kadangi iki 30 metų, kai mano gimtadienis buvo, aš mačiau visas tas šalis, kurių gyvenime negalvojau, kad pamatysiu. Po to paskutinis klausimas būtų, labai dažnai klausia manęs, koks mano būtų patarimas tiems, kurie nori įsidarbinti šiam darbe. Ir šiaip, koks patarimas apie Emiratų oro linijas? Apskritai galiu pasakyti, kaip ir minėjau, mano patarimas būtų, bandykite nebūti toks žmogus, kuris labai klauso kitų žmonių nuomonės, sėdi ir apkalba kitus, pasidaro puodelį kavos, sėdi ir bumbuliuoja apie kitas, apie kompaniją, kokia jinai yra bloga, kiek mažai duoda jums laisvų dienų, kaip negerai šitas ir kaip negerai ir jums atsibodo skristi į Prancūziją, jau jūs norite skristi į Italiją. Labai išlepinti mes pasidarome, man atrodo, žmonės šiaip apskritai gyvenime žinoma, yra labai svarbu gyvenime kopti karjeros laipteliais ir žinoma, reikia save pastumti į priekį, reikia žiūrėti, kad jūs lavintumėtės kažkaip, kad augtumėte savyje, bet tuo pačiu metu visuomet prisiminkite, ką turite, visuomet atsiminkite, kad yra gerai, ką turite, kadangi yra labai svarbu, kaip ir minėjau, tą dėkos jausmą jausti, ką jūs turite. Labai daug žmonių, kurie pradeda dirbti Emiratų oro linijose iš pradžių, tokie laimingi. Niekas, kaip sakoma, ginklo nepridėjo prie jų galvos ir niekas jų nevertė to darbo dirbti. Mane tas labai dar nervuodavo, kadangi žmonės įsidarbina, o po to labai verkia ir žinoma, aš nesakau, kad visuomet reikia šypsotis, kad visuomet reikia būti laimingai. Kiekvienas turime tų emocijų, kiekvienas turime tų hormonų, kiekvienas mes pavargstame, kiekvienas mes turi savo asmeninių situacijų, kuriuose mes esame nelaimingi. Ir žinoma, atsižvelgia į darbą, atsižvelgia, kaip mes bendraujame su kitais. Ką norėčiau patarti visiems.
Prisiminkite, dėl ko jūs, pavyzdžiui, įsidarbinote šiame darbe. Bandykite pamilti, ką turite, o jeigu jums taip neišeina, aš sakyčiau, ir ieškokite kito darbo. Yra paprasčiausias patarimas. Labai daug žmonių dirba tose Emiratuose aerolinijose, tikrai nelaimingi atrodo. Ir sako, man prošvaisčių nėra, niekur negaliu dirbti. Nesąmonė. Yra melas. Mes visi turime galimybę gyvenime kažką pakeisti, jeigu labai norime. Tikiuosi, kad patiko man šitas video ir geros jums dienos. Ir pakalbėsime. Gerai tada. Iki.